Pažiūrėkim gegužės mėnesio žinutę jums, kaip reikėtų judėti. Svarbiausia nuoseklumas. Tai nėra mėnuo, kai viskas ateis per vieną dieną. Reikės įdėti darbo, mokytis, tobulinti, taisyti detalės. Gali būti svarbus darbai, projektai, mokslai. Koks žingsnis būtų toliau? Mėnulis įspėja, kad gegužį gali būti daug neaiškumo, vidinių abejonių. Svarbu neskubėti daryti išvadas. Jeigu kažkas kels nerimą, verta pasitikrinti informaciją, palaukti, stebėti ženklus. Pažiūrėkime, kokio rezultato galim gegužį sulaukti. 10 taurių. Labai graži pabaigos korta įrodo, kad svarbiausia gegužės tema vis dėlto yra emocinis saugumas, santykiai, artimi žmonės, širdies ramybė. Tai mėnuo, kurio rezultate galime pajausti bendrystę, šilumą ir vidinį pasitenkinimą.